Pasižiūrim, kaip suinstaliuoti Screen Capture programą. Jums reikia, kai jūs padarot savo darbelį, užduoti nufilmuoti savo ekraną. Tai vienas iš variantų yra tokia nemokama programėlė, gal jūs turit kitą, gal naudojat kitą, prašom naudot ką tik norit. Esmė, kad garso nereikia, reikia tik nufilmuoti ekraną. Tai čia yra toks adresas programos, pavyzdžiui, aš pats naudoju sėkmingai daug metų. Tai atsidaro toks puslapis, čia reikia įvesti e-mailą. Tai neveskite savo e-mailo, kad spamo negauti, tiesiog kažką išgalvokite, taip ir spauskite download. Ir tada atsidaro antras toks, ir arba meta parsisiųsti failą, arba tiesiog kažką čia reikės, link, čia per vidurį paspausti link. Ir tada parsisiųsit programą, suinstaliuosit ten standartinę procedūrą, next, nieko mandro, suinstaliuosite ir galėsite naudoti savo ekrano filmavimui. Naudoti irgi labai paprasta, reikia ją paleisti, atsiranda punktyrinis rėmelis, jūs nurodot zoną filmavimo, galbūt nedarykite per visą ekraną, biškį susimažinkite, kad failas būtų mažesnis, kad mažiau megabaitų užimtų. Nėra prasmės čia viską filmuoti, visą ekraną tiesiog nustatysite punktyrų, paspausite raudoną tokį record rutuliuką, kai nufilmuosite viską, paspausite done ir ten tiesiog nepamirškite išsaugoti kaip video failą. Reikės paspausti save as video file ir kažkur išsaugosite tą savo filmavimą ir įdėsite į Moodle kaip ataskaitą. Manau, puikiai susigaudysit, tikrai nieko sudėtingo nėra.